prie kavos puodelio. Tai nauja rubrika, kurioje supažindinsime jūs su Sūduvos komandos žaidėjomis. Antrojoje rubrikos dalyje Laura Svarytė. Nusprendėme pakeisti aplinką bei užsukti į naujuosius Lauros Svarytės namus Marijampolėje. Kaip Laura jaučiasi būdama Marijampolėje? Ką išgyveno Sūduvos žaidėjos po pralaimėjimo Vilniuje, modelio darbo ypatumai ir dar daugiau jūsų laukia rubrikoje prie kavos puodelio. Kaip jautiesi būdama Marijampolėje? Būdama Marijampolėje jaučiuosi puikiai. Tikrai labai ir miestas patinka, bet aišku, iš Kauno atvažiavau, tai kažkiek tai mažesnis tas miestas. Mažiau gal netgi yra ką veikti, bet dasidėjo treniruočių procesas ilgesnis. Ir nežinau, nebelieka net ir labai daug laiko kažkur tai išeiti, nes ryte 2 valandos, vakare 2 valandos, jau norisi pailsėti. Taip pat komanda labai šiltai priėmė ir labai visos draugiškos, viena už kitą kovojam. Nėra jokių tokių apkalbų komandai. Studijavau Kaune, dabar jau nebestudijuoju, labai daug laiko lieka dėl to ir galiu visą save atiduoti sportui, nereikia tiesiog, kad ir po treniruotės važiuoti mokslus. Taip pat pasikeitė, kad nebegyvenu Kaune, gyvenu Marijampolėje. Kokia buvo tavo reakcija, kai sulaukei Marijampolės Sūduvos vadovų skambučio? Tiesą pasakius, jau senai turėjau pasiūlymą į Marijampolę, bet vis trukdė mokslai. O paskui, kai baigiau mokslus, tikrai laukiau pasiūlymą iš Marijampolės. Ir Aistė siūlė greičiau pasirašyti, bet sulaukiau Marijampolės pasiūlymo ir tikrai nedvejojau, nes jau kaip ir buvau apsisprendusi, galvojau, jeigu jau siūlys Marijampolė, tai tikrai aš už ir tikrai jau eičiau šitą komandą. Sūduva pirmajame rate patyrė pirmąjį pralaimėjimą šiame sezone ir papasakok trumpai, kaip jautėtės po to pirmojo pralaimėjimo Vilniuje ir sakyk, kokias išvadas dar padarėte. Tas pralaimėjimas, kaip ir sakiau, neturėjom teisės pralaimėti, bet taip įvyko. Ir sakau, po tų varžybų visos panelės, kiek kalbėjom, tikrai galvoja, kad ir lyg ir norėtųsi atsukti laiką atgal ir padaryti taip, kad laimėtume ir gal kažkokioj situacijai kažkokia tai nepadaryti tos klaidos. Kažkokioj tai situacijai atimt tą kamuolį, perimt kamuolį, atkovot kamuolį, tai va. Tai tikrai gal, nežinau, gal atėjom dar tokios labiau nusiteikusios, kad nebus labai sunku laimėti, bet tikrai jos neturėjo ką prarasti ir tikrai neprarado, jos laimėjo. Ir kito šansų tikrai mes stengsimės neduoti. Ir tikrai padarėm išvadas, kad kiekviena komanda yra nusiteikusi tikrai kovoti ir laimėti. Ir gali būti taip, jog šis pralaimėjimas sezono pradžioje išeis į naudą jūsų komandai? Kaip ir mūsų daktaras Jozukas sakė, kad tikrai gerai, kad būtent pradžioje pralaimėjome, kad padarėm išvadas. Ir galbūt kažkas aikštelėj keitėsi, galbūt ir treneris padarė išvadas, ir mes, aišku, padarėm, ir vadovybė gal padarė, ir tikrai manau, kad į naudą išėjo. Ir sakyk, Laura, su kuo geriausiai sutari dabartinėje Sūduvos komandoje? Šiaip su visom labai gerai sutari, tikrai. O ypač Sandra, Neringa, Greta, Iveta. Nežinau, man labai padarė didelį įspūdį Iveta. Dėl to, kad kažkaip, kaip atėjau į komandą, tikėjausi jos kitokio charakterio, bet dabar pastebėjau, kad jinai labai draugiška, labai man asmeniškai labai mane palaiko. Ir aikšteliai, ir už aikštelės, ir net kaip su kibirkštim žaidėm, per pirmą kėlinį 3 pražangas susirinkau ir jinai visada ateina ir sako, mums tas reikia, davai, Laura. Nu, taip,
labai toks palaikymas, nes jos labai jaučiasi. Visos susirinkusios tikrai kovoti, tikrai dėl pirmos vietos mes tikrai stengsimės. Ir visos labai kovingos, labai kiekviena su savo charakteriu. Bet tuo pačiu labai draugiškas, labai pasiruošusios padėti, patarti. Nežinau, viena už kitą kovoja tikrai. Tapai Miss Krepšinis 2015 nugalėtoja, buvai pripažinta gražiausia lygos krepšininkė. Ir sakyk, ar kažkada anksčiau neteko rinktis tarp podiumo ar krepšinio aikštelės? Aš pradėjau sportuoti krepšinį nuo 5 klasės. Tai buvau tiesiog aukšta. Nežinau, kaip aš tai pradėjau, kad paskui pradėjo man siūlyti, bet aš pradėjau lankyti krepšinį, tai aš taip ir toliau lankiau. Bet kad buvau sulaukusi pasiūlymo, tu mesk krepšinį, mes tave paimsim į agentūrą. Buvo tokių pasiūlymų, bet tiesiog man patiko krepšinis, man jis buvo pradžioj kaip hobis. Paskui man pradėjo sektis jis vis geriau ir tiesiog peraugo į tokį kaip darbą. Bet darbą, kur aš jaučiu malonumą jį žaisdama. Kiekvieną dieną, kiekvieną treniruotę stengiuosi tobulėti, o per varžybas stengiuosi parodyti, ką aš išmokau naujo, ką tiesiog noriu įrodyti aikštelėje. Visų pirma, norėčiau labai padėkoti, nes į Sūduvos varžybas tikrai ateina nemažai žiūrovų ir tikrai jaučiasi palaikymas. Ne tik iš komandos žaidėjų, bet ir iš sirgalių. Ir tikrai labai noriu padėkoti, kad tiek susirenka pas mus, kad tiek palaiko. Ir norėčiau palinkėti, kad kiekviena mūsų pergalė jum dar labiau ateitų noras, dar labiau ir kitus pakalbinti, savo draugus, pažįstamus, kad dar labiau ateitų į mūsų varžybas. Jeigu ir pralašėm, kad dar labiau mumis palaikytumėt, jeigu mums nesiseka pirmas kėlinys, antras kėlinys, bet su jūsų palaikymu mes tikrai stengsimės ir viską atiduosim, kad iškovoti pergalę. Trečiojoje dalyje kalbinsime dar vieną Sūduvos naujokę – Neringą Skadaitę. Kviečiame į Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynes. Į Marijampolę atvyksta vis dar be pergalių žygiuojančios, tačiau amerikietėmis pasistiprinusios Šiaulių universiteto krepšininkės. Rungtynės vyks šį penktadienį 18 val. Gamyklų gatvė 1 Marijampolėje. Įėjimas nemokamas. Sirgalių tarp kėlinių lauks gardūs prizai ir žaidimai. Sūduva – mano miesto komanda.